Esu Jokūbas Mustavičius, man yra 16 metų, sportuoju ledo ritulį, lankau jau 10-11 metus ir kitais metais važiuosiu į Freiburgo akademiją. Tai mano tėčio sesė, kada išsiminėja, visame pasaulyje pažįsta agentus ir realiai taip ir sužinojom. Man sakyčiau, pati pradžia ir pabaiga, kai sužinojau apie mokyklą, man ją pristatė ir pati pabaiga proceso, kai jau gavau laišką, kad esu priimtas į mokyklą. Turėjau galimybę rinktis iš 4 mokyklų, tačiau pasirinkau Freiburgo akademiją ir, sakyčiau, buvo lengvas sprendimas, labai patiko ir išsiskyrė nuo kitų mokyklų. Kuom išsiskyrė? Išsiskyrė mokyklos vidus, kaip valgykla, laukas, kiemas, viskas. Tai labai padėjo, mano mama realiai labiau bendravo su tais agentais, bet kiek pasakojo, tai labai draugiški, labai linksmi ir labai padeda. Tai visas procesas, sakyčiau, vyko apie pusę metų. Ir sakyčiau, nebuvo jokių sunkumų, viskas praėjo sklandžiai. Nauja kalba, klasiokai, komandos nariai, treneris, tiesiog nauja vieta, gyvenimas, viskas nauja. Tikrai rekomenduočiau, labai draugiški agentai, draugiški žmonės ir tikrai sklandžiai visas procesas įvyks.